Šiandieną vandens dienos šventė buvo labai gražiai paminėta Žemaičių aikštėje, tai kaip jinai buvo paminėta mūsų rajone? Ačiū. Iš tikrųjų mes labai džiaugiamės, kad turėdami šitą galimybę organizuoti akciją Vanduo gyvybės šaltinis. Ta akciją vykdom jau visą savaitę, važinėjom po ugdymo įstaigas, tai buvo aplankyti ir darželiai, ir mokyklos, dalinome vandenį, gavom generaliniai rėmėjai yra Tiche mineraliniai vandenys ir mes labai džiaugiamės, kad galėjom šitą progą tiesiog eidami žmonės, leisdami informaciją, kiek tas vanduo yra reikalingas žmogui, galėjom įteikti ir po mineralinio vandens buteliuką. Taip pat akcijos metu buvo organizuotas konkursas šią progą, tai plačiau apie konkursą ir kas buvo apdovanoti ir už ką. Taip, visą šitą iš tikrųjų savaitę irgi buvo skelbiamas savaitraštyje Liuo Raseiniai konkursas, parengė biuras Kryžiažodį ir buvo nugalėtojai, tai galiu įvardinti konkrečiai. Tai pirmąją vietą laimėjo ponia Lina Kleišmantienė, kuriai atiteko Reginos Ašmantienės knygyno įsteigta knyga Vanduo ir druska jūsų sveikatos šaltinis. Antroje vietoje liko ponia Vanda Pauliukoninė ir jai atitiko uždarosios akcijos bendrovės Žiburys knygyno įsteigta knyga Bičiulystė su gamta. Ir 2 litrai natūralaus vandens atiteko trečiąją vietą užėmusiai poniai Silvijai Bražieniai. O šio konkurso tikslas buvo atkreipti visuomenės dėmesį į vandenį. Tai visgi tas vanduo, kiek yra svarbus žmogui? Turbūt nieks net neišdrįstų pasiginčyti, kad kadangi mūsų organizme netgi sudaro didžiąją dalį vanduo, kad jisai yra labai svarbus ir daro teigiamą poveikį organizmui. Ir kaip mokyklos ugdymo įstaigos įsijungia į šią akciją? Labai aktyviai dirbo visos mokyklos, o kaip žinia, tai Visuomenės sveikatos biurui priklauso Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės dirbančios mokyklose. Ir jos paskleidė tą žinią, kad bus organizuojama akcija ir įnirtingai visi prisijungė, labai stipriai prisijungė. Tai Jono Žemaičio gimnazija, biologijos mokytoja Kauneckienė Rūta su savo moksleiviais, kaip matėte, ir šoko, ir dainavo, ir kvietė visus dainuoti. Tai toks, sakyčiau, labai gražus bendradarbiavimas įvyko ir oras, aišku, labai geras. Tai mes tikrai labai džiaugiamės šitą šventę. Ar kitais metais taip pat galime laukti tokios pat akcijos? Manau, kad taip. Gera pradžia, pusė darbo. O mūsų pirmas renginys, tai aš manau, kad tikrai mes tęsime tą tradiciją.